požiūris, apie kurį kalbėsiu, yra visiškai natūrali seka to požiūrio, apie kurį kalbėjo gerbiamas meras. Ir labai labai džiugu matyti, kad miestas jau mato ir masto mėlynai. Tai pradėkim. Miestai, valstybės, rajonai, gatvės, namai konkuruoja dėl dėmesio. Taip tiesiog yra. Mes gyvenam globaliam pasaulyje, žmonės renkasi, kur gyventi, jiem rinktis, kur gyventi, kur dirbti yra daug lengviau negu būdavo anksčiau. Ar ne? Mes nebesėslis bendruomenės ir ta konkurencija, ji yra labai dažnai emocinė. Žmonės renkasi pagal savo komfortą. Taip, jis yra ir ekonominis, bet jis yra emocinis, yra psichologinis. Mes norim asocijuoti savo kasdieną su dalykais, apie kuriuos svajojam, kuriuos matom. Ir mėlynas mąstymas yra, taip pavadinau truputį poetiškai, galvoju, kad atsidursiu gal tarp lentelių ir statistikos. Šį kartą ne, nes architektai paprastai pakviečiami dėl paveikslėlių, tai aš paveikslėlių tikrai parodysiu. Bet šitas mėlynas mąstymas, toks abstraktus pasakymas, tai yra paieškojimos būdo, kaip vanduo gali būti jungtis, o ne skirtis. Ar ne? Tūkstančius metų mes taip gyvenom, nes gyvenvietės kūrėsi prie vandens, nes ten maistas, susisiekimas, viskas, ko reikia, yra prie vandens. Paskutinius 100 metų eksperimentuojam, kai suradom sausumos transportą, ar ne, ir nuo geležinkelių iki kelių, ir nusisukom nuo upių. Tai normalu, kad dabar išgyvenam, kaip mums sugrįžti prie vandens, ir išgyvenam ne tik mes, išgyvena visas vakarų pasaulis. Ir aš papasakosiu truputėlį tokių labai mini tokį prabėgimą, kas norėsit, paskui galėsit giliau pasigilinti į tos miestus, kaip miestai keitė savo strategijas ir kaip jie ieškojo savo tokios motyvacijos ir būdo įsijungti tą mėlyną mąstymą. Kodėl jo reikia? Ką rodo tyrimai apie mėlynų erdvių poveikį gyventojams? Vanduo yra labai svarbus ir jeigu mes labai daug kalbėjom apie žalias erdves ir kai pasakom žalios erdvės, tai visiems aišku, kas tai yra, ar ne? Mėlynos erdvės dar yra tik pradžia, mes jau daug mažiau apie tai kalbam ir daug tyrimų yra atlikta paskutiniu metu ir net Pasaulio sveikatos organizacija jau rekomenduoja į planavimą, urbanistinį planavimą, architektūrinį planavimą įtraukti vandens elementus kaip vieną iš sveikos visuomenės aspektų. Kitas dalykas, statistika rodo, kad miestuose, kurie turi santykį su vandeniu, didesnį, yra mažesnė psichikos sveikatos rizika, žmonės ilgiau gyvena, su nutikimu irgi susiję ir panašiai, ir vaikai, kurie žaidžia prie vandens daugiau, čia yra iš 18 pasaulio šalių tyrimas padarytas, jie turi mažesnės psichologinės problemas ateityje ir apskritai mažesnį santykį su stresu. Įtaka kainai irgi yra svarbi, kai jau mes įsivedam kaip miestą, kaip prie vandens arba rajonus prie vandens, kaip vertybės, tai mes turim nuo turbūt ten tradicinių 30% iki kartais 4 kartų išaugusias per dešimtmečius ar ne vertės būtent ten, kur yra tas santykis su vandeniu. Mes nekalbam apie tas teritorijos, kurios turi labai didelės rizikas, ar ne, nes vanduo yra kaip ir ugnis, ar ne, ir šildo, ir degina, tai vanduo irgi turi savo iššūkių, bet čia yra tiesiog universalu. Ir tas ateina ir aš linkiu ir STEMOS grupiais, kaip ten, kantrybės ir tas ateis labai stipriai ir pirmiesiems būti yra daug sunkiau. Bet jūs paskui nugulat į vadovėlius. Tai čia, man atrodo, galima jiems ir paploti. Ir aš dabar truputį užsiminsiu apie kelis dalykus. Tai apie miestus, kurie turi upes, apie miestus kelis, kurie turi įlankas arba marias, tai reiškia tokį stovintį, tokį nuoseklesnį vandenį, ar ne, apie miestus, kurie turi jūras, apie miestų, kuris transformavo uostą, ar ne, ir apie tai, kaip miestai įsiveda vandenį, pasišaukia dirbtiniam priemonėm, bet vis tiek jį atsiveda. Tai pabandysim šitą, dabar mes pasiruošėm, tokią turėjom įžangą ir eisim per tokį maratoną, kad tą laiką sutaupytume, ar ne? Tai lygiu žymėtis ir paskui gilintis į tas temas. Tai apie upes mieste. 3 miestai. Paryžius turi sienos upę, turbūt visi žinot, ir Paryžius neturėjo tokios asociacijos su upė, kaip dabar turi paskutiniu metu. 2002 metais buvo pirmą kartą tokia laikina vasaros iniciatyva dešiniajam krante. Labai sėkminga. 13 metais perėjo į kairį krantą
jau atsirado tokie nebelaikini, bet nuolatiniai dalykai ir šiandien turi 7 km labai aktyvios krantinės. Ir jeigu mes kalbėtume apie Paryžių, tai tas pavyzdys yra fantastiškas tame, kad ten priemonės yra labai paprastos. Jūs matot, čia ir baseinus tiesiog įrengtus, maudyklas upėje, kur gali atskirai valyti vandenį, kol dėl upė vejasi, ar ne. Mes turim ir šokinėjimus, mes turim smėlį, mes turim, mano mėgstamiausias turbūt dešiniai pusėje apačioje, ar ne, tas tarsi kaip kilimas nutiestas amfiteatras, tam, kad mes prieitume prie upės per gatvę, ar ne? Nereikia būtinai pakišti po žemę, galima išspręsti ir visokiam tokiam priemonėm. Tai Paryžius turi tą sėkmę ir scenos prieigos yra vienas iš tokių naujų įvaizdžių, kaip Eifelio bokštas ir panašiai. Žinom, kaip puikiai Paryžius išnaudojo ir olimpinėse žaidynėse, ar ne, upę, nebūtinai viską pastatyti iš naujo, integruoti tai, kas yra, ir tas yra labai svarbu. Berlynas. Berlynas turi net 5 upes ir Berlynas iš viso turi, čia aš 3 kartus tikrinau šitą faktą, tai jeigu kažkas darasit kitaip, nes mane jis nustebino, 180 km vandens kelių, iš jų 70 km yra kanalų. Reiškia, upės tarpusavį jungiasi ir panašiai. Ir čia yra vienas iš smagiausių baseinų, kuriam teko maudytis upėje su nuostabiu vaizdu. Ir jie įvairiom priemonėm bando suderinti ir vieną, ir kitą, ar ne? Ir žmogų, ir transportą, ir žmogų, ir industriją. Ir nereikia sakyti arba. Pasaulyje viskas darniai vyksta, kai yra ir. Mums reikia truputį pasislinkti, kad kažkas sutilptų, vietos padaryti, ar ne, kaip ant suolo susėsti, ar ne? Gali 3, gali, žiūrėk, kartais ir 13. Čia kaip tu glaudžiai nori vieną šalia kito būti, o kiek tu priešinėsi ir kiek tu bijai. Berlyne ne tik tais patys miestai, pat vadovybė masto mėlynai, bet žmonės. 1920 metais Paryžiuje Šprė upėje buvo uždrausta plaukti, nes nešvarus vanduo. Aišku, tas vanduo švarėjo, ar ne, ir atsirado tokia iniciatyva, kuri pradžia buvo 2012 metais, 2 architektai pradėjo inicijuoti, kad plaukime upėje, ar ne, ir atsirado dar ir Horizontų programa ES ir panašiai, upė buvo pradėta valyti, bet kiekvienais, tas draudimas vis dar neatšauktas, ir kiekvienais metais bent keletą kartų per metus vienas renginys yra pagrindinis, žmonės renkasi 2,5 km atkarpoje plaukti, tų žmonių renkasi nuo 1000 iki 1500 parodyti, kad viskas yra gerai, mes esam sveiki, kai išlipam, niekas mūsų neišberia ir galima plaukti. Tai aš sakau, kad ir iš apačios gali atsirasti, ar ne, tos iniciatyvos ir tas Plus Bad Cup Berlin yra labai tokia faina iniciatyva. Ir man atrodo, kas antras žmogus čia bus savo socialinių tinklų tam kaip sraute matęs Düsseldorfo pavyzdį, kurie, kaip čia pasakyti, per industrializaciją prisidirbo šiek tiek daugiau negu Paryžius arba Berlynas, ar ne, palei upę ištiesia kiek čia 6-7 juostų kelią, jiems investicijų reikėjo daugiau, kad tą upę susigrąžintų, ar ne, bet tas įvyko, tas irgi įmanoma ir nuo to tikrai atsiranda miesto patrauklumas. Tai mes turėjom upės, ar ne? Keli pavyzdžiai. Uostai mieste. Apie uostą aš pakalbėsiu vieną, nes jis turbūt yra vienas bene labiausiai žinomų ir tik tais nedaug užsiminsiu, tai Nordhaven teritorija Kopenhagoje, viena iš didžiausių teritorijų, kur uostas patapo vienas iš vystytojų. Be abejo, čia nelyginkim su Klaipėda, jie tikrai yra daug smulkesni, nebuvo pajėgumai ir jie po truputį jau ir taip mažėjo ir traukėsi, bet pats vystymo būdas, ar ne, kai dalį teritorijų, į kurias reikėjo sukumuliuoti žmonės, Kopenhaga labai augantis miestas, jiems reikėjo daug būsto, ar ne, pardavus dalį teritorijos, nedidelę dalį, atsirado pinigų infrastruktūrai vystyti. Reiškia susisiekimas, visuomeninis transportas, prieigos, ar ne, iš karto sklypų kaina paauga, reiškia dar gabaliuką parduoti, dar suinvestuoji ir tokiu saveigos principu ta teritorija yra viena iš įspūdingiausių. Ir vienas, labai rekomenduoju aplankyti, ten dar daug etapų jų laukia ir architektūros yra visokios, tai tikrai rasit ir ką mėgsit ir ką nelabai. Bet man viena iš smagiausių nuotraukų yra šita, kur mes matom perspektyvą vandens iš gatvelės, ar ne, matom namus ir matom laivą, ar ne? Jis yra to pačio mastelo, kaip aplink namai ir ta kintanti perspektyva su momentu ir
ir laivas, ir žmogus, ir dar kažkas, ir gal kranas, ar ne? Tai jis ir suteikia tokio šarmo miestui ir to tokio judėjimo. Tai čia dar keletą tokių kasdieninių kadrų iš Kopenhagos gyvenimo. Apie įlankas ir stovintį vandenį, arba tokį daugiau mažiau stovintį, ar ne, tai 2 miestai, Skandinavija, Oslas. Oslas taip pat turėjo iššūkių. Oslas irgi nusprendė sąmoningai, kad mes dabar žiūrėsime mėlynai. Mes dabar galvosime mėlynai. Jie sukūrė iniciatyvą, kuri vadinosi Grąžinti fjordą žmonėms. Prasidėjo 2004 metais, tai ne taip ir seniai, o labai daug nuveikta. Tai reiškia, aš noriu gal užakcentuoti, kad didžioji dalis miestus, kurie turi šalia vandenį, turėjo tą nusisukimą ir jis yra natūralus, nes mes auginom pramonę, mes augom per 100 metų, gyventojų skaičius žemėje padidėjo 6 kartus beveik. Tai tiesiog turėti omeny, kad mes sprendėm kitas problemas, o dabar turim sugrąžinti atgal ir tam reikia to tokio sąmoningo sprendimo. Tai visi miestai, kuriuos minėjau, jiem nenutiko taip, kaip sakė, o pas mus nesigauna, o ten tai jie padarė. Jie irgi priėmė sprendimą, irgi investavo, irgi kažkur prisitaikė, irgi priėmė ir finansinį, ir ekonominį, ir PR-inį, kaip čia pasakyti, viešų ryšių sprendimą atsisukti į tą vandenį. Tai Oslas turi nuostabius fjordus, turi maudyklas, turi ir laikinų sprendimų, ir turi nuolatinių, ir ten irgi jie prie vandens sukūrė daugiau nei 5000 būsto ir turbūt ta Oslo asociacija, miestas, slėnyje, aplink kalnus, prie fjordo, ji yra, aš dar kartą priminsiu, tik tais 20 kelių metų senumo. Visiškai nauja. Helsinkis panašiai. Helsinkis tą vandenį dar jaukinasi, jie irgi turi strategiją, kuri vadinasi Blue Helsinki, mėlynasis Helsinkis, tai reiškia irgi sąmoninga pastanga. Ir kaip ten, dėja tik pažiūrėti prieš keletą savaičių teko į šitą baseiną, be pietaujant, bet neįtikėtinai irgi kaip panaudoti pratinimą prie vandens, dar kol čia keltai plaukio ir panašiai, ir tu tiesiog plaukioti negali, ar ne? Jūra. Kai kurie miestai turi jūrą, ar ne? Ir mes, kai galvojam apie Barceloną, tai galvojam apie puikius paplūdimius ir nuostabų ten Gaudį architektūrą ir kaip tobulas atostogų vieta. Ir 1980 metais Barcelonos pajūris atrodė taip. Tai nėra savaime suprantama, jie neaugo tarp palmių ir smėlio. Jie irgi nusprendė, kad, aš nemoku perskaityti ispaniškai, Barcelona mirar al mar, visai gerai skambėjo, Barcelona atsigręžė į jūrą, nusprendė ir gavę galimybę organizuoti ir pas save turėti olimpinės žaidynės 92 metais, jie sakė, tai gal mums reikia tą jūrą susigrąžinti. Aišku, ir investicijos su tuo susijusios, ar ne, kai tokį renginį turi, bet būtent irgi turėjau spręsti tą problemą ir 80-ieji metai nėra taip seniai, ar ne? Ir šiandien turime ir tokių atsitiktinių, ir suplanuotų teritorijų. Buvau prieš porą savaičių, tai dėl to man pačiai labai nustebino, kaip iš tikrųjų tas miestas galėjo veikti be tos jūros. Atrodo, jis taip natūraliai viskas ten įsipynė, ar ne, bet tai irgi yra valios pastanga. Ir mes santykiai su jūra turim labai gražų ir to pajūrio gal ir užstatyti, per daug nesinori nemiestietiškose teritorijose, bet turim tokių pavienių elementų, kuriuos vos, nežinau kaip pasakyti, turbūt juose įjungus šviesą ir pasakius, kad čia yra erdvė rinktis, užtenka, kad kažkas pasikeistų ir įvyktų. Tai čia aš jau parodysiu 2 mūsų projektus, ar ne, kur mes, aš sakyčiau, nieko nepadarėm. Tai yra anteninė, ar ne, prie Melnragės, kur tiesiog pastatas jau buvo. Prie jūros statyti negali. Pastatas buvo, jis laiko antenas, nieko ten jame nevyksta, ar ne, jis yra trukdis prieiti prie jūros. Ar ne? Jis yra šiukšlė, kurią reikia apeiti einant prie paplūdimio. Iki kol atneši ten kavos, mes kaip simbolį dažym raudonai ir jungi šviesą. Ir tampa traukos centru. Taip pat kaip ir Preilos gelbėjimo stotis, kuri buvo tiesiog, ją reikia apeiti, jeigu nori prie jūros, tai gal eisiu kitų takeliu. Ar ne? Dabar vieta, kur gali atvažiuoti su dviračiu, gali pasilikti vežimėlį, gali daug dalykų daryti ir tiesiog ten būti. Tai surasti tokius taškinius momentus, man atrodo, yra visai gerai ir investicijų nereikia daug, reikia labiau to mėlyno tokio mąstymo arba tokio žmogiško mąstymo.
Ir dar yra miestai, kurie patys pasikviečia vandenį, jeigu mano, kad jų to mėlynioji strategija pasiteisina ir jį nori atvesti giliau, ar ne, kad ne tik pirmieji frontai būtų. Tai kai kalbam apie Nordhafen ir Kopenhagą, tai ji tokia atrodo labai patraukli, arba apie Amsterdamą ir galvom tie senamištietiški namukai, kanalai, ar ne, tokios labai daug romantikos yra, bet ir didelio vystymo teritorijose vanduo pasiteisina. Ir Sluseholmen kvartalas Kopenhagoje, 8 dirbtiniai kanalai, 14 salų kvartalų sujungti tilteliais. Tai yra intensyvaus užstatymo teritorija, jūs matot, ten galima suskaičiuoti 7-8 aukštai, tai reiškia tikrai yra prieinamas būstas, ar ne, kuris turi dalį savo kraštinės atsisukus į vandenį. Ir mes su ofisu buvom prieš porą metų, tai tas vaikščiojimas ir matymas, kaip kažkas išlipa ant supo ir išplaukia, ar ne, kaip kažkas tiesiog ryte prasiplaukia, kažkas ant dviračio, ar ne, tai tikrai nuostabiai atrodo ir tai mes kalbam jau nebe keičių segmentą, ar ne, nebe apie Prime, bet tokį gan prieinamą būstą, kuriame tu turi ir tą gatvelę vidinę, kur atvyksti, ir tą vandens gatvelę, kuri yra tyli, maloni ir turi, kažkokį vis tiek svajonės elementą, ar ne? O mes dėl tų svajonių ir gyvenam. Čia matom viršui tą kvartalą, ar ne, ten, kur raudonas taškiukas į dešinę. Tai išvystyta būtent. Prieigos irgi labai gražios, kai kur aukštesni, kai kur žemesni pastatai, vidiniai kiemai ir panašiai. Ir kita teritorija Klaipėdos rajone, kur mes irgi atsivedėm vandenį, tai yra Svencelės teritorija, ar ne, kur irgi pati istorija susikonstravo iš minties ir mąstymo mėginai, kad gyvenkime prie vandens. Ne tik matykim jį, bet dar ir šalia turėkim, ar ne? Tai kaip mano kolega Algimantas, kuris čia kažkur yra, galėtų dar daugiau papasakoti, ir čia turbūt mes galėtume 2 paras pasakoti apie Svencelės istoriją, bet aš jums pasakysiu, kad pirmo fronto namų kaina nuo antro fronto namų kainos skiriasi labai daug. Visi nori tos galimybės prie vandens. Ir mes kalbėjom apie miestus, kurie turi upę, kurie turi jūrą, kurie turi įlanką arba marias, kurie turi uostą, ir Klaipėda turi viską. Ir kaip šiandien girdėjom, Klaipėda turi dar ir tą mėlyną mąstymą. Tai mums tik visiems kartu reikia tos drąsos, ryžto ir nepamesti esmės. Tai dar ką aš pasakyčiau, kad ne tik miestas viską padarys. Mes patys, vystydami, projektuodami, galvodami, turim irgi ieškoti būdų, kaip būti arčiau, kaip įsileisti šiek tiek tos teritorijos, kaip nepabijoti to kanalo, nesakyti, kad ai, tai gal smirdės. Tai visur pasaulyje nelabai smirda, bet pas mus nesmirdės, ar ne? Tiesiog tokių visokių momentų, kurių kartais baimų turim, apie jas kalbėkim, įsileiskim ir tikrai suraskim, ir tada galbūt mes turėsim aplink visur mėlyną. Ir aš to labai linkėčiau Klaipėdai, nes tai yra be galo didelis konkurencinis pranašumas tarp miestų. Ir kai kalbam apie visur mėlyną, tai aš suprantu, kad kiekvienas butas neturės prieigos pačiupinėjimo vandens arba išlipimo į laivą, kažkokį tais laivelį ar supą, bet jeigu eidami Klaipėdoj kas keletą minučių mes arba galėtume paliesti, arba atsivertų kažkoks tarpas tarp namų ir pamatyti galėtume, ar ne? Arba netyčia mus kažkas aptaškytų pro šalį einant, arba banglentininką grįžtant į nuo jūros sutiktume, čia yra tas mėlynas. Tu nebūtinai kas kartą turi paliesti. Tai palinkiu mėlynos Klaipėdai. Ačiū.